Čia mūsų Kupiškio jaunimo centras. Šitas staminas niekada nerūksta. Sveiki, esu Kupiškio jaunimo centro direktorė Gaila Matulytė. Iš tikrųjų sakoma, kad jaunimas turi pakankamai energijos, entuziazmo ir užsidegimo daryti savo veiklas, tačiau jaučiu, kad priėjome ribą, kai netenkina sąlygos, kurias mes turime jaunimo centre. Tai sakot, jaunimas Lietuvos ateitis? Tai gal pradėkit rūpintis? O, ką čia veikėt? Didžiai susirinkimas! Atėjus šokių dienai negaliam daryti šokių, nes per kiaurą stogą bėga vanduo. Visur šalta, neturi vietos susirinkti. Nuo drėgmės ir šalčio trumpina techniką. Žiemą be pirštų neapsieinam. Turim didelę salę, bet žiemą nežinom, ką daryti. Džiaugiuosi, kad yra vieta, kur treniruotis. Treniruoti šaltyje kenkia sąnariams, bet geriau negu ant sniego. Jaunimo centras yra vienintelė įstaiga veikianti Kupiškyje pagal atviro darbo su jaunimu principus. Mes atveriame duris kiekvienam jaunam žmogui, nebūtinai lyderiams, nebūtinai tiems, kurie turi pakankamai veiklų pasibaigus pamokoms. Mes laukiame kiekvieno, ypatingai iš rizikos šeimų. Esame pasiruošę pabendrauti su jais, pasiūlyti čia turimas veiklas, įsiklausyti jų iniciatyvas. Čia vyksta trikerių užsiėmimai. Čiūžinius nusipirkom patys, bet žinot, šiluma kaulų nelaužo. Galime džiaugtis daugybę įgyvendinamų projektų. Pritraukėme nemažai lėšų veikloms, tarptautiniams projektams, vietos iniciatyvams. Jų galima būtų pritraukti ir įsisavinti lėšų dar daugiau, jeigu turėtume tinkamas sąlygas, jeigu galėtume pakviesti į konferencijų salę, pakviesti į kino vakarus. Įranga, priemonės, kelionės, viską mes įsigijame iš ES lėšų, iš vietos, iš nacionalinių fondų. Tačiau tiek nedaug te trūksta. Šiltų patalpų. Štai čia įsikūrusi mūsų merginų organizacija. Atėjus šaltiems orams, šiam kambariukė pasidaro taip pat šalta kaip vilukė. Šio kambariuko remontas organizavome patys, bet čia vis dar labai trūksta šilumos ir elektros. Šias sienas dažė KLC lankytojai. Galėtume susirinkti čia daryti namų darbus, bet vasarą jų neužduoda. Taip mes junginėjam šviesą. Ir visą laiką žiemas sunkiai, bet pernešdavome, kažkaip vis padėjuodavome, bet sulaukdavome pavasario, vasaros. Šildomės. Kaip jaunimas pats išsakė savo nuomonę, turbūt jau akivaizdu, kad norisi pokyčių ir jau prašome pagalbos. Turėti jau nebegalime. Ar jaunimui susirinkti reikalinga šilta vieta? Manote, kad taip. Dalinkite šio video, kalbėkite apie tai, skleiskite žinią. Padėkite Kupiškio jaunimui būti išgirstam. Kas, jei ne visuomenės palaikymas, gali lemti pokyčius? Jei turite pasiūlymų, susisiekite su mumis.